Labą dieną. Sveiki. Tai kaip jūs pristatyti? Vardu. Valdas. Valdas. Pas mane visi vardais, jokių pareigų, jokių partijų, jokių kitų reikalų. Tik vardai. Gerai, pirmas klausimas. Pas mus bus 5 klausimai. Mano kanalas, ką noriu, tą darau. Visiems primenu, kad visą tai mes darom tam, kad surinkti pinigų 210 atskiram šturmo pulkui Ukrainos kariuomenės. Sąskaita bus komentaruose. Yra 5 klausimai. 2 klausimai yra visiems vienodi, o 3 truputį skiriasi. Tai pirmas klausimas visiems vienodas. 22 metai, 02 mėnesis, 24 diena. Ką pats prisimeni? Prisimenu, kad labai anksti atsikėlėm su šeima ir įsijungus televiziją. Tas pirma mintis supratus, ką transliuoja ir kad tai, ko čia abejojom, kad vis dar tikėjom, kad tai nėra įmanoma, kad tai tapo staiga realybė. Tai buvo didžiulis šokas ir toks psichologinis momentas, kai supranti, kad ta realybė, saugumo jausmas, viskas po kojom yra sudrebėję. Tai labai gerai atsimenu tą momentą. Dar žmoną pakviečiau, sakau, ateik, pažiūrėk, kas vyksta. Tai buvo maždaug gal 6 ryto. Kažkur panašiai. Pas visus buvo, kas nebudėjo per televizorių. Antro klausimo uždavinėti nereikia, nes pirmam klausime pasakėjai, kad pajutai šoką. 2 žmonės tik tai sakė, kad nepajuto šoko, nes buvo tam pasirengę. Tada eisim iš karto prie 3 klausimo. Sąžiningai. Kaip ir kokia apimtim, kokiais būdais galbūt pats asmeniškai rėmėjai Ukrainą? Tai įvairių čia laikotarpių buvo, nuo pat pradžių matyt buvom su žmona sutarę kiekvieną mėnesį fiksuotą sumą mūsų paramos fondam pervest. Tada buvo didžiosios palaikymo akcijos, kai buvo ten ir ginkluotė perkama, ir radarai, tai į tas buvom įsitraukę. Tai žodžiu, taip pasakysiu, kad kai yra didelė kažkokia, ne tai, kad didelė, bet kai yra organizuota akcija, tai visą laiką tą padarom ir kiek mūsų šeimos biudžetas leidžia, tiek stengiamės prisidėti. Tai per tuos 3 metus čia yra iš tikrųjų, pinigais nesakysiu, bet jau beveik per 4, tai tų pinigėlių kiek galim paremam, bet... Aš neklausiu kiek. Jo, bet turbūt esminis dalykas, ką mes visą laiką sakom, kad mes negalim pavargti, negalim nustoti ir jeigu tik tai yra kažkokia galimybė, matyt, visi turim prisidėti. Nes tas poreikis jisai nemažėja, o fronte tik didėja. Jo, labai gaila, bet labai smarkiai didėja. Ir iš to išplaukia sekantis klausimas. Kaip manai, kodėl žmonės beveik nustojo remti, Lietuvoje aš kalbu, Ukrainą? Būtent todėl mes darome šitą laidų ciklą, tam, kad pritraukti kažkaip pinigų, nes jau savų visiškai nebeužtenka, reikia kažkaip tai. Tai matyt, keli momentai yra. Vienas yra čia toks galbūt prie situacijos ir pripratimas, ir pavargimas, ir atbukimas, kai atrodo čia savaime jau tapo mūsų kasdienybės dalis, vyksta karas, žmonės žūsta, pagerėjimai, pablogėjimai, kažkokios žinios iš fronto, tai žmogaus, matyt, psichologija atbunka nuo tos žinios. Ir čia yra svarbu, kad iš tikrųjų suprast, kad iš esmės niekas tai nepasikeitė. Viskas važiuoja tik tai dar, matant šitą situaciją, paskutinių laikotarpių dar blogyn ir dėl to ta parama yra reikalinga. Nes ką mes galim dabar padaryti, tai savo gerą gyvenimo, gero dalį, finansinę dalį padėti tiem žmonėm, kurie iš esmės ir dėl mūsų žūsta fronte, kovoja už tą pačią mūsų laisvę. Aš gal biškį kitaip pasakysiu. Jie ne ir dėl mūsų. Jie konkrečiai dėl mūsų, nes jeigu ne jie, tai mums būtų jau visai blogai. Tai čia viskas labai susiję. Ir ką, tada paskutinis klausimas. Gerai kalbėti su konkrečiai žmonėm. Aš jį užduosiu
Vieniem vienaip užduodavau, kitiem kitaip, o tau užduosiu jį dar taip, kaip niekam neuždavinėjau. Ką reikia padaryti, kad laimėti arba kad nepralaimėti šitą karą? Asmeniškai, mes čia 3 kabinete sėdėm, ką reikia? Ką mes galim padaryti? Aš ne vieną esu kalbą sakęs šitą tematiką. Tai mažiau reikia darytis į kitus, mažiau reikia žiūrėti į valstybinės institucijas, mažiau reikia žiūrėti ten mūsų partnerius, pasaulį, kas ką ten turi padaryti, bet reikia pasižiūrėti ir pagalvoti, ką aš pats asmeniškai galiu padaryti. Tai nuo čia prasideda ir požiūrio, ir tos pagalbos telkimas. Jeigu kiekvienas žmogus turės tinkamą savo ten gyvenime dalį Ukrainos karo pagalbai, tai viskas ir važiuos ta linkme, kad mes ir nepamiršim, ir neatbuksim, ir nepriprasim. Tai tokią žinutę mes siunčiame Vilniaus mieste visiems gyventojams, kad mes negalim pavargti, negalim priprasti, negalim atbukti ir visas pavyzdys prasideda nuo savęs. Tai kiekvienas pagal savo galimybės indėlį padedant karo fronte kovojantiem Ukrainos kariam privalo duoti jau dabar. Aišku. Ir taip kaip antro klausimo nebuvo, tada užduosiu dar vieną papildomą. Ar teko pačiam karo metu būti Ukrainai? 2 kartus buvau per paskutiniuosius 2 metus. Tai nors, aišku, Kijevas toli nuo fronto linijos, bet Nuo raketos galima Bet jo, nudūsti visur. tai ten teko bėgti ir slėptis į priedangą, visą tą atmosferą labai gerai pasijunta gatvėje, kai tu išeini, kai tu matai žmonės, kai tu jauti tą atmosferą, tu supranti, kuo valstybė gyvena ir kokį laikotarpį išgyvena. Čia nereikia, kaip sakant, būti labai arti karo fronto linijos, ten, aš suprantu, situacija yra dar kitokia, be jokios abejonės, bet visa atmosfera visoje valstybėje yra pakankamai aiški. Tai gerai. Ačiū už tai, kad skiriai mums laiko. Dar kartą primenu, padėkit mano pulkui. Labai ačiū. Ačiū Jums.